Sveiki gyvi visi. Tokią temą turiu. Pakankamai man skausminga tema. Todėl, kad moteris ir jos atsakomybė. Visas purvas, kuris dabar kyla į paviršių, pastebėjo turbūt, kad visiems norisi tiesos. Visi tarsi truputėlį tiesos paieškose tokiose. Ir čia norisi tiesos, ir ten, ir kainos neteisingai kyla. Žodžiu, tas matymas neteisybės ypatingai sukilęs yra. Ir visi pagal savo supratimą bando tos teisybės ieškoti. Tai kaip gali rasti teisybę iš vieno melo eidamas į kitą melą? Taip, tas mūsų protas sutvarkytas, kad jisai bando taip, čia taip nebuvo, šitoj parduotuvėje buvo per brangu, bėgsiu į kitą parduotuvę. O yra sistema. Ir sustoti ir tiesiog pajausti, tiesiog įkvėpti ir suprasti. Ir mes tada sakom, oi, laiko nėra, reikia ten kažkokių tai nuolaidų, dar kažko. Visa tai yra sisteminiai dalykai, jie neatves į tiesą. Taip pat kaip chemija negali atvesti į biologinę sveikatą, į jūsų atsistatymo sveikatą. Negali tai būti. Ir jūs, jeigu susėsit ir įkvėpsit į savo moterišką pradą, į tai, kas yra žemė motina, kas yra jūsų motina. Jeigu tiesiog pakvėpuosit į širdį, jūs pradėsit suvokti, ne ten ieškau. Visa tiesa yra manyje. Būtent mano tiesa ir ne prote mano tai. Tikrai ne mano prote. Tai mano sielos patirtyse, tai mano sielos žvaigždėj. Ir kai aš ją kvėpuoju, nebijodama, susitelkus, žinodama, kad esu amžinoj tiesoj, aš gaunu visus atsakymus apie viską. Atsakymus apie viską. Ir tai yra tokia tarsi žinojimas, tokia logika. Labai sunku yra man paaiškinti žmogui, kuris yra įtikėjęs į proto žinias ir ieško vienam internetiniam puslapį, kitam internetiniam puslapį ir vis randa, taip paprogramuota arba taip paprogramuota. Jūs nerandat tiesos. Jūs tik bandot pabėgti nuo tiesos, nes tiesa yra jumise. Ji niekada nebuvo paslėpta. Dievas mus taip sutvėrė. Jis mus sutvėrė visą galinčius, visą žinančius, tik ne kitam žmogui valdyti, o savo gyvenimą tvarkyti. Tapti laimingu. O toks paprastas dalykėlis. Ir kai jūs nulipsit nuo kitų, nuo reikalavimo, kad kiti jūs padarytų laimingų, taip bus ta vadinama užmaršties upė, kur pasidarys skaudu, baisu, tai kodėl aš tiek laiko ten su juo ar ją ir tikėjausi ir vyliausi. Tai buvo jūsų proto dalykai, tai nebuvo jokios meilės, tai buvo jūsų prisirišimai, tai buvo jūsų reikalavimai, tai buvo jūsų noras valdyti, kontroliuoti. Tai nebuvo šventa tiesa. Tai buvo tai, kas darė jūsų gyvenimą, jūsų įsivaizdavimą, kad nuo kito priklauso jūsų laimė. Tarsi jūs taip sutvertas. Kai apsidėsit žmonėmis, kurie visą laiką jūs, oi kaip aš tave myliu, koks tu fainas, ir kokia tu graži, ir kaip tu, oi tu karalaitė mano, tu mano princas, tai tada jums pasidarys gerai. Negi jūs iš tikrųjų tikit, kad tai gali jūs atvesti į laimę.
Čia kaip iššauta raketa. Pūkšt, nušvito. Ir ką, jūsų gyvenimas nušvito? Tiesiog dabar tas laikas, kai jūs galite tai pažiūrėti, kai galite tą savo pojūčio pradą, moterišką į pradą, pakelti viršų. Ne mano galva galvoja taip, o mano širdis jaučia, kad man blogai. Ir niekas kitas to jausti negali, tik aš. Taip yra šalia žmonių, tarpe mūsų yra žmonių, kurie tiesiog skaito jūsų mintis, jūsų galvas, bet tai nėra jūsų širdis. Vat šitus dalykus reikia žinoti, jūs esat du pradai, taip mes sutverti, du pradai. Moteriškasis pradas yra dvasios pralaidumas, skaitimas programų, nuojauta. Pasiema motina kūdikį ant rankų ir jaučia, kas jam yra. Ir jeigu jinai bėga perklausti kieno nors iš šono, gal jinai neteisi, ji visada sutinka programą, sistemą arba kokį nors kitą žmogų, kuris tiesiog išsako savo nuomonę. Bet tai jau nebėra jo žinojimas. Vat ir taip mes pasiklystam. Klystam ir klystam ir klystam. Ir visi kaip vienas rėkiam. Kodėl aš nelaimingas? Kodėl manęs niekas nepadaro laimingų? Nepadarys. Sakau su pilna atsakomybė. Mes ne taip sutverti, kad mus kitas padarytų laimingų. Mes sutverti tapti laimingais. Tai šitam laike aš jums linkiu atsisėsti ir pakvėpuoti savo širdį. Atverti ją. Pagaliau atverti širdį. Dabar, šiandien. Apkabinu visus ir linkiu šviesos.